Asmenybės sutrikimas paprastai išryškėja paauglystėje ir arba ankstyvam suaugusio amžiuje ir tęsiasi visą gyvenimą. Tie bruožai išlieka, jie tokie pakankamai stabilus. Ir kai diagnozuojama asmenybės sutrikimą, tai vienas iš pagrindinių reikalavimų ir yra, kad to sutrikusio elgesio, tas sutrikęs elgesys būtų stabilus, jis kartotųsi. Tie patys elgesio modeliai prasidėjo paauglystėje ir trunkantis vėliau. Jeigu kalbėtume apie bendrus tokius asmenybės sutrikimų bruožus, reiktų pasakyti, kad žmonėm, kuriems sutrikusi asmenybė, paprastai kyla darbo problemų. Kitas dalykas, kad jų ryšiai su kitais žmonėm arba yra labai trumpalaikiai, paviršutiniški, arba tų ryšių iš viso nėra, tie žmonės vieniši. Paprastai tokie žmonės neįžiūri tų problemų priežasčių savyje. Jie dažniau dairosi tų priežasčių kažkur kitur. Sutrikusios asmenybės žmonės sunkiai išgyvena stresą. Ir dar toks vienas dalykas, kad dažniausiai tokie žmonės naudojasi tokiais primityviais gynybos mechanizmais, bandydami prisitaikyti prie aplinkos, prie tikrovės. Kalbant apie asmenybės sutrikimo psichologinės priežastis, tai yra manoma, kad ankstyvoje vaikystėje nutikę įvykiai turi labai didelį įtaką žmogaus elgesiui vėlesniam gyvenimui. Kitos teorijos sako, kad žmonės turi genetinį polinkį asmenybės sutrikimus. Ir tam tikrais atvejais aplinkos faktoriai dar gali padėti vystytis tiem asmenybės sutrikimam, jeigu asmuo yra genetiškai juos linkęs. Tai sakyčiau, kad išsivystymą asmenybės sutrikimų lemia vaikystėje ar paauglystėje raidos sutrikimas, auklėjimo kažkokie klaidos ar nukrypimai, sakysim, nuolatinė prievarta, arba labai didelis lepinimas, arba per griežta kontrolė. Visą tai lemtų neprisitaikymo žmogaus prie aplinkos. Paranoidinis asmenybės sutrikimas. Tokie pacientai, turintys tokį sutrikimą asmenybės, yra įtarūs, nepatiklus. Jie dažnai gali galvoti, kad kiti žmonės nori jiems pakenkti ir kažkaip juos išnaudoja. Šitie žmonės dažnai turi tokias klaidingas prielaidas. Iš pateiktos informacijos ir iš kažkokių gyvenimo situacijų jie pasidaro absurdiškas, kartais tokias labai iškraipančias išvadas. Dažniausiai asmuo yra visai nekritiškas savo šitam įtarumui ir pagalbos į psichologus, į psichiatrus nesikreipia. Dažniausiai jie kreipiasi dėl visai kitų problemų negu dėl savo įtarumo. Tokiam žmogui pakankamai sunku gyventi, todėl kad jis jaučiasi labai vienišas, bendrauti jis nori, bet pasitikėti nieko negali. Nes visi nepatikimi, visi nori juo naudotis, visi nori jam pakenkti. Kitas sutrikimas – šizoidinis asmenybės sutrikimas. Tokio tipo žmonėm labai sunku užmėgsti artimus tarpasmeninius ryšius. Jiem būdingas didžiulis socialinis atsiribojimas, nors bendravimu jie ilgisi. Dažniausiai tokio tipo žmonės ir pasirenka tokią veiklą vienumoj. Jeigu jie kreipiasi į psichologą ar psichiatrą, jie dažniausiai kreipiasi dėl kokios nors kitos psichikos ligos arba dėl somatinės ligos, ne dėl bendravimo dalykų. Tų žmonių labai turtinga fantazijos sritis, jie gyvena fantazijų pasaulyje. Išoriškai jie dažniausiai šalti, nemoka reikšti jausmų, dažnai nežino, ką jaučia, pakankamai abejingi pagyrimui, pakankamai abejingi kritikai. Jie visai neblogai prisitaiko darbiniai veikloje, jeigu nereikia įdėti tokių kolektyvinių pastangų. Jeigu jie gali dirbti vieni, jiem tas labai tinka. Dar vienas sutrikimas – šizotipinis asmenybės sutrikimas. Šį sutrikimą turintys pacientai labai savotiški. Jie elgiasi labai ekscentriškai, turi keistų įsitikinimų. Dažnai turi mąstymo, suvokimo sutrikimų. Turi tokį magišką vadinamą mąstymą. Jie tiki šeštų jausmų, aiškiaregystę, telepatiją. Jų keista kalba, dažnai jie neįprastai apsirengia.
ir didelis jų socialinis toks atsiskyrimas, užsidarimas. Antisocialus asmenybės sutrikimas tai nėra nusikaltėlio sinonimas. Nors nemaža tokių pacientų, didžiąją dalį savo gyvenimo praleidžia įkalinimo įstaigose. Jie būna ne kartą griebėsi antisocialaus elgesio, prievartos. Ryškiausias jų bruožas būtų toks elgesys, laužantis priimtinas normas, įprastas. Jie lengvai bendrauja, tačiau tokio tipo žmonių tas bendravimas labai vartotojiškas. Jie linkę manipuliuoti kitais, meluoti, dažnai naudojasi savo žavesiu, kartais jie būna pakankamai aukšto intelekto ir tikrai žavus, norėdami pasiekti savo tikslų. Jų dažniausiai negraužia sąžinė, jie nesijaučia kalti dėl savo pasidarytų nusikaltimų, dėl padarytų kitiems žmonėms kažkokių skriaudų. Jiem, ką jaučia kiti, dažniausiai net nereikšminga. Jie impulsyvūs, dažnai muša, dažnai žeidinėja savo šeimos narius. Greitai niršta, greit supyksta, jeigu su jais kas elgiasi nepagarbiai. Tai vienas iš tų sutrikimų asmenybės, kai sakoma, kad simptomai švelnėja su amžium. Kiti išlieka, kitų sutrikimų išliktų stabilesni. Tai apie kokius 50 metus asmeniui jau tas sutrikimas lieka nebe toks ryškus, bruožai nebe tokie ryškus. Dar vienas sutrikimas – ribinis asmenybės sutrikimas. Šitie žmonės pas psichologus arba psichiatrus dažnai kreipiasi patys. Kadangi juos dažnai ištinka įvairios krizės. Atėję jie dažnai išsako visokias suicidinės mintis, ketinimus, dažnai patenka pas psichologą ir psichiatrą po suicidinio bandymo, po savęs žalojimo. Dažniausiai jie nenori mirti, jie tiesiog taip elgiasi, save žaloja, lošina, siekdami dėmesio po kokio atstūmimo, po kokio barnio. Tokio tipo žmonės mato pasaulį tik juodai baltai. Kitų spalvų nėra. Jie linkę vienus žmonės labai idealizuoti, kitus labai nuvertinti. Dažniausiai jie taip renkasi psichiatrą ir psichologą, ieško labai ypatingo, žinomo. Jiem būdingi tapatumo sutrikimai. Dažnai tie žmonės jaučiasi labai vieniši, nes santykiai su kitais žmonėmis yra prasti, o jų vis tik emocinė būsena priklauso nuo aplinkinių žmonių, o aplinkiniai nepatenkina jų emocinių poreikių. Jiem labai būdinga toks tuštumos jausmas. Ir tos tuštumos nėra ko užpildyti. Tai norėdami ją užpildyti, tie žmonės save žaloja. Skausmo pojūtis dažniausiai tą tuštumą bent trumpam panaikina, jie jaučiasi gyvi. Tokio tipo asmenybėm yra būdinga paleistuvauti, jie dažnai tampa ir seksualinės prievartos aukom, jiem būdingi seksualinės orientacijos pasirinkimo sunkumai, jie dažnai piknaudžiauja tiek narkotikais, tiek alkoholiu. Dar vienas asmenybės sutrikimas – histrioninis. Sakoma, kad dažniau jos serga moteris. Jos irgi pakankamai dažnai kreipiasi, skųsdamosis kitom ligom būdingais simptomais. Tokio tipo žmonės elgiasi demonstratyviai, labai stengiasi save atkreipti dėmesį ir dažnai simuliuoja somatinės ligas. Tos ligos simuliuojamos tam, kad gautų dėmesio papildomo, kad jais labiau rūpintųsi. Tokio tipo asmenybėm būdinga susirūpinimas savo fiziniu grožiu. Jie bijo senti, jie labai išleidžia daug pinigų, laiko ir energijos besirūpindami savo fiziniu patrauklumu. Jų labai svyruoja nuotaika. Ji dažnai keičiasi. Tokio asmenybės sutrikimo pacientai linkę dramatizuoti savo išgyvenimus. Jie kalba labai spūdingai, taip teatrališkai, pakeltų tonų, bet dažniausiai nesigilindami į esmę. Labai svarbu yra tai išorė, kaip visą tai atrodo. Domisi mada, yra kaprizingi, jiem patinka visokios naujovės ir labai greitai jie pavargsta nuo monotonijos, nuo rutinos, labai patiklus, lengvai apgaunami, lengvai pasiduoda kitų įtakai, dažnai įsivaizduoja, kad turi artimesnius tarp asmeninius santykius negu iš tikrųjų yra. Dar vienas asmenybės sutrikimas – narcistinis. Sakoma, kad dažniau jos serga vyrai. Tokio tipo pacientam yra būdinga egocentriškumas, ypatingos svarbos pojūtis, pripažinimo poreikis.
didžiulis poreikis, kad jais žavėtųsi. Dažniausiai, jeigu jų nesižavėjais arba jų nevertina, jie labai nustemba ir supyksta. Tie žmonės turi empatijos stoką, jiem labai sunku įsijausti kito jausmus. Dažniausiai to kito žmogaus net nėra. Yra tas vienas narcizas. Jie dažniausiai tiki, kad bus pripažinti pranašnesniais už kitus, kad jie ypatingai kažkaip bus įvertinti ir to visą laiką laukia iš gyvenimo. Irgi linkę, kaip ir antisocialai, linkę išnaudoti aplinkinius. Jie paviršutiniški, dažnai siekia valdžios, turtų, šlovės. Aišku, psichoterapija narcistinė asmenybės sutrikimų sergant padeda, bet dėl jos efekto labai abejojama, sakoma, kad geriau gydytas narcistinis asmenybės sutrikimas negu negydytas. Bet dažniausiai naudos nelabai iš to būna. Jie dažnai nutraukia terapiją, išeina supykę, įsižeidę, nesuprasti. Labai vieniši žmonės. Vengiančio tipo asmenybės sutrikimas būdingas žmonėm, kurie socialiai atsiriboja, kurių labai žema savivertė. Jie dažnai perdėtai bijo kritikos. Jie bijo kritikos ir atstumimo ir todėl nedalyvauja niekur. Jų vaikai mokykloje vengia bet kokios veiklos, kur reikėtų dalyvauti, atsakyti už ką nors. Jie nenori įsitraukti santykius su kitais, jeigu neturi tokių tvirtų garantijų, kad bus mėgstami. Tik tada bendrauja. Sugeba užmėgsti artimus santykius šito tipo asmenybės, bet labai bijo kritikos ir pajuokos. Ir visus savo jausmus laiko viduje, jiem labai sunku reikšti tos jausmus. Tokio tipo žmonės drovūs, tylūs, dažniausiai nematomi. Bendraujant su tokio tipo žmogum, geriau jo nekritikuoti, nes jis ir taip jaučiasi labai nesaugus ir labai jautrus ir pažeidžiamas. Dar vienas asmenybės sutrikimas - priklausomo tipo asmenybė. Tokie žmonės leidžiasi vadovaujami kitų. Jie labai nesavarankiški, labai dažnai elgiasi nuolankiai. Jie labai bijo būti atstumti tų asmenų, kurie jais rūpinasi. Jie įsitikinę, kad patys jie savim nesugebės pasirūpinti. Ir todėl siekia, kad kiti už juos spręstų, darytų. Dažnai, jeigu toks žmogus ateina pas psichologą ar psichiatrą, jį lydi kažkoks jo svarbus asmuo, kuris kartais už jį ir pakalba, ir dažniausiai pacientas su tuo svarbiu savo asmeniu dėl visko tarėsi, jis pats nepriema sprendimą. Tokio tipo asmenybės sutrikimą turintis pacientas gali daryti ne tai, kas jam nepriimtina visai, kas net draudžiama, bet kad tik tai neprarastų to savo svarbaus žmogaus, kad tik tai neprarastų palaikymo ir pritarimo. Gali slopinti tam tikras emocijas, ypač jam būdinga slopinti pyktį, nes pyktis nepriimtinas jausmas jų nuomonė. Ir santykiuose jie dažnai linkę toleruoti net prievartą. Bijo konkurencijos, kadangi galvoja, kad už ją gali būti nubausti, jeigu tik pabandys pakonkuruoti su kažkuo, jam gali tai blogai baigtis. Ir dar vienas asmenybės sutrikimas - obsesinis kompulsinis. Tokio tipo žmonės perfekcionistai, griežti, reiklus, pedantiški, dažnai jie perdėtai laikosi nustatytų taisyklių, dalykiški, labai neatviri, nelankstus, jie labai paiso moralinių normų, tikisi, kad ir kiti žmonės laikysis tų normų ir jeigu susiduria su tais, kurie nesilaiko, tai su tokiais žmonėms jie iš viso nebendrauja, gali net nutraukti draugystę. Jie labai neryžtingi, ilgai kankinasi priimdami kokį nors net ir nereikšmingą sprendimą. Jie labai siekia tobulumo visur ir dažnai tas tobulumo siekimas trukdo jiem užbaigti laiku bet kokias užduotis. Jiem labai sunku įtilpti į tam tikras ribas.